Klasikinė animacija, automatiniai ginklai ir džiazas garsesnis už kulkas. Sveikas atvykęs į Mouse PI for Hire. Čia tampi Jack Pepper, karo veteranu ir privačiu sekliu, kuris narplioja dingimų, žmogžudysčių ir išdavysčių bylas. Miestas pilnas paslapčių, siauros gatvės, dūmais aptraukti barai ir pavojai, laukiantis už kiekvieno kampo. Tave persekios gaujos, korumpuoti pareigūnai, o paslaptingi užsakovai suteiks papildomų užduočių. Stilius čia išskirtinis. Rankomis piešta, juodai balta animacija atgaivina senųjų laikų kino magiją. Atrodo, kad nežaidi, o žiūri filmą, kuriame kulkos lekia pagal džiazo ritmą. Žaidimas derina šaudimą, detektyvinius elementus ir platforminį veiksmą. Randi įkalčius, seki įtariamuosius, o kai reikia, trauki revolverį. Klasikiniai ginklai, sprogstantis cigarai ir animaciniai power-upai sukelia tikrą chaosą ekrane. Kuo giliau Jack leidžiasi šį purviną miesto tinklą, tuo aiškiau matosi, kad teisingumas čia turi savo kainą, o smalsumas gali kainuoti gyvybę. Mouse PI for Hire pasirodys kitais metais, kovo 19 dieną, PC ir konsolėse. Tai nepamirštam paspausti follow ir laukiam daugiau žaidimų naujienų.